Sveiki būkime suėję į pirmąjį šių metų geoklubą, o šiaip pagal bendrą visą numeraciją tai yra 16-asis klubas. Ir visi geri vedėjai nusiteikę gerai, visi pagrindiniai mūsų lankytojai esame čia. Aišku, šiokių tokių, reiškia, traumų patyrė, kaip Arina žiūri, šlubuojant atėjo, vis tiek atėjo. O Vaida ir netėjo, sako, negaliu paeiti, nežinau, kas jie yra, kažką tai jį padarė, tai palinkėkime visi Vaidai sveikatos, kad greičiau pasveiktų. Vaida, sveikatos tau, kad tai greičiau vėl sugrįžtume. Universitete galima? Tai gerai, tai Lina, jūs labai gražiai pasiūlėte mums savo darbą, jūs pasiūlėte jūsų iniciatyvą. Taip, kad ten yra mums pavyzdys, kad reikia savo idėjas, savo darbus, savo veiklas labai geranoriškai ir drąsiai pasiūlyti. Taip, kad Lina, dabar mes save išklausysime, o paskui padiskutuosime. Prašau. Ačiū. Ir čia buvo primeluota, nes aš nepasiūliau savo temus. Man buvo paraginta ir paskatinta papasakoti ką nors apie tai, ką darau. Tai va iš to, ko nors, ką aš darau, aš iš tikrųjų nelabai galiu. Išjungkit, va, labai gerai. Išjungkit lauk, ką veisit. Nereikia. Tai jo, papasakoti ir parodyti ką nors apie tai, ką darau, bet aš įsivaizdavau, kad auditorija, jeigu jos ateis, o pasirodo atėjo, tai ačiū Jums labai. Bijojau. Kaip sakėt? Aš matau, ačiū ir prisijungusiems. Aš bijojau, kad man gali tik vienam pasakoti, tai ačiū, kad atėjot. Ir jo, kaip įsivaizdavau, kad auditorija gali būti labai plati ir aš tikrai ne visus pažįstu ir galbūt nelabai žinau ir įsivaizduoju, kam kokie interesai. Tai šitą prezentaciją pasistengiau padaryti gal tokią platesnė, bet automatiškai tada jinai tokia labai paviršium prabėgta, praplaukta apie viską ir jeigu kažkas paskui bus įdomu, tai klauskit, diskutuosim arba neprisišnekėsiu kitom prezentacijom. Iš karto gal aš dar pradžiai, kaip man nekstus eiti. Ai, okei. Ai, taip. Gerai. Tai disclaimerį sakiau, iš pat pradžių pasisakysiu. Projektai, su kuriais man tenka dirbti ir iliustracijos ar animacijos, kurios man tenka daryti, jos yra, kaip matot, labai plati geografija ir automatiškai geologinės temos yra labai plačios. Nuo plokščių tektonikos iki kažkokių ten smegduobių ar geomorfologijos ar mineralų ar dar kažko. Tai automatiškai visi suprantam, kad specialistų visame tame nebūs ir aš irgi neapsimetinėjau kažkur specialistė labai. Ir suprantu, kad jūs kiekvienas esat kažkur labiau specialistas ir gali būti, kad automatiškai jums žiūrint mano šitas kažkokias iliustracijas ar kažką kils klausimų apie konkrečiai kažkokią geologiją ar konkretų kažkokį geologinį procesą. Tai labai gali būti, kad aš jums plačiau ir daugiau nepapasakosiu, nes bet kuris iš šitų dalykų, kuris man yra tekęs iliustruoti ar animuoti, tai žmonės iš anos pusės daug metų dirba ir jie yra specialistai, o man reikia labai greitai prišokti prie kažkokių naujų, man nežinomų, nepažįstamų duomenų ar situacijos geologinės, suprasti kas kaip ką ir iliustruoti ar animuoti ir po metų ar dviejų aš jau realiai nelabai atsimenu kažkokių niuansų ar gilių dalykų. Tai va tiek. Šiaip, čia kokį pusę turbūt mane pažįsta, kitai pusė gal nelabai ir žinomas veidas esu, tai jeigu taip trumpai prisistatyti, kas aš per vieną, tai, kaip aš sakau, normalia geologė, dirbau gal kokį 10 metų, porą metų kel projekte pabraižiau karjerus, o paskui iki visai neseniai Minijos naftai geologiją dirbau. Ir
nors teko ir gręžiniuose pabūti, ir kerną pakilnoti, panešioti, ir Soanovą patirties turim. Bet realiai tai, aš tokia ofisinė geologija buvo ir tas mano ofisinis darbas pagrindė, turbūt taip apibendrinant, grafiniai dalykai, žemėlapiai, pjūviai, gręžiniai ir visa kita, kas su to susiję. Tai ta prasme, šiokį tokį supratimą apie geologiją ir apie geologinius duomenis turiu. Ir tas dabar labai, labai padeda daryti tai, ką darau. Nežinau, kaip jūs, kurie dirba kiekvieną dieną geologais, kaip dažnai jums kyla noras ar svajonė pateikti tą medžiagą, su kuria jūs dirbat kasdien daug metų, kaip ją pateikti įdomiau, fainiau, tarkim, kolegoms buhalteriams. Tai yra žmonėms, kurie nėra geologai, kaip parodyti tą, ką jūs kiekvieną dieną nagrinėjate ir matot, kaip tai parodyti, kad jiems būtų gal suprantamiau, įdomiau ir patraukliau. Tai šitos mintys ar norai, sakykime, kai dirbau geologiją, tai dažnai lankydavo mane ir aš pradėjau kažkuriuo metu, po darbo laisvalaikiu gal ieškoti, kokiais čia metodais, būdais būtų galima išspręsti vieną ar kitą tokį vizualizacinį klausimą. Ir visai neseniai, kaip tik prieš tos prezentacijos ruošimą, aš dariau kelias iliustracijas vienam projektui, kurios, manau, tos iliustracijos labai, labai gražiai atskleidžia tas mano pirmas idėjas, tokias, ką aš ten buvau sugalvojus. Tai, eis man dabar normaliai, neeis. Eina. Tai čia yra pavyzdys, projektas iš Argentinos, ličio telkinys. Matot standartinius pjūvius ir žemėlapį. Šitie duomenys, visa ta grafika, ji man buvo duota, aš čia pati nieko nesukūriau, neišradau. Tik šiek tiek gal papildžiau, pataisiau naują informaciją, bet iš esmės tai yra, ką aš gavau. Ką aš padariau iš šitos medžiagos, ir papildomos, tai yra lygiai tą pačią informaciją, pavaizdavom šiek tiek, gal patraukliau, gal ne geologui aiškiau ir suprantamiau. Ir iš esmės čia yra lygiai ta pati informacija, kuri buvo prieš tai pjūviuose, tik tai tiek, kad vietoj kažkokių random spalvų panaudotas tekstūros, kurios, aišku, 100% čia visi suprantam, kad ten idealiai tiksliai neparodysi, nepavaizduosi, niekas to nežino, bet jeigu raudoną smiltainį nupieši ir pažymėsi kaip raudoną smiltainį, tai visiems bus jau plius minus aišku, kad ten tikriausiai raudonas smiltainis ir yra. Tai va, tai čia yra tokios, realiai nuo kažką tokio norėjusi sukurti tada kažkada, ir nuo to ir prasidėjo mano paieškos, kaip tai padaryti. Nežinau, kiek iš čia sėdinčių ar klausančių kasdien dirba su kokiom geologiniam modeliavimo ar žemėlapio kūrimo programom. Ir tikriausiai sutiksit, kad netgi kažką tokio paprasto tose programose išgauti, nėra lengva, ne? Tai va. Ir čia mes ateinam prie klausimo numeris 1, pačio pagrindinio ir pačio dažniausiai man užduodamų klausimų, kurio aš jau nekenčiu. Tai yra, ką naudoji, kokį softą naudoji. Aš kadangi karts nuo karto ten kokių iliustracijų ar kažko įkeliu į LinkedIn ar dar kažkokius tokius soctinklus, tai labai dažnai, what software? Ką naudoji. Ir su to klausimu, man atrodo, žmonės tikisi išgirsti kažkokį, vieną ta programa, susikelk duomenis, mygtukas ir turėsi tą paveiksliuką, kurį čia matai. Tai taip nėra. Dar kol kas AI-us dar nėra labai, labai protingas, kad galėtų išspausti kažką tikslaus ir mokslinio. Tai realiai aš ką darau, aš kombinuoju darbą gistiniam geologijai. Aš net nežinau, kaip čia, aš tiesiog gal sakysiu geologinės ir visiems bus aišku, kad čia yra apie žemėlapius, apie geologinį modeliavimą ir tikslius rimtus dalykus susijusi kalba. Ir tos negeologinės programos, tai jau tokios labiau meninės ar tiesiog 3D modeliavimo programos. Tai aš kombinuoju ir vienas ir kitas. Ir
patys pagrindiniai softai, kuriuos naudoju, tai yra šitie. Global Mapperis, tai čia realiai bet kokia žemėlapių kūrimo programa gali būti, man tiesiog jis patogesnis ir lengviau su juo dirbti. Paraview ir Open Detect aš įdėjau ne todėl, kad aš labai kiekvieną dieną jos naudočiau ar ten super ekspertė būčiau. Tiesiog karts nuo karto tenka jomis pasinaudoti, failus, formatus vieną iš kito pakilnoti. Ir kadangi jos yra nemokamos arba beveik nemokamos ir kai kam gali būti aktualu ir įdomu grįžus namo pasižiūrėti ir pasitikrinti, tai aš dėl to jas paminėjau. Super kažkokių sudėtingų geologinių šitų modeliavimo programų man net ir nereikia ir nenaudoju, todėl kad iš esmės mano darbas yra vizualizuoti ar kažkaip gražiau pateikti jau turimą kažkieno sukurtą iš kažkur gautą modelį ar apskritai geologinę informaciją, tai aš pati kažkokių super detalių tikslių skaičiavimų kaip ir nereikia man daryti ir aš jų nedarau, už tai apsieinu su tom. O be to labai reikalingos yra negeologinės 3D modeliavimo programos. Pačios pagrindinės yra Blenderis ir Houdinis. Aš pradėjau nuo Blenderio, paskui atradau Houdinio. Jos iš esmės abi yra 3D modeliavimo programos, bet jų veikimo principai labai skiriasi iš esmės. Tai vienu metu patogiau ir logiškiau naudoti vieną, kitų metu kitą, arba aš jas kombinuoju tam tikroms užduotims atlikti. Ir labai būtina irgi tekstūroms, tai yra gražiam vaizdui gauti, tai papildomas programos Substance Painteris ar World Machinas. Iš esmės viską galima atlikti Blenderyje, bet nėra taip patogu, tai aš tiesiog geriau naudoju papildomas programas. Šiaip tų programų yra labai daug, aš čia jų visų nerašiau, nes koks tikslas, tai ten visokie Photoshopai ir kas tik reikia, priklausomai nuo to, kokia užduotis sprendžiama. Klausimas, kam man čia labai jau tų negeologinių, tų meninių programų prisireikia. Dabar dar prisiminiau, kad aš įdėjau, man atrodo, tikriausiai ne visi susidūrė su Blenderiu ar su Houdiniu, tai įsivaizdavimui. Pagrindinė jų naudotojų auditorija šitų programų, aš sakyčiau, tikriausiai menininkai, ar kaip apibūdinti, nes pagrindinė kuriama produkcija, sakykime, yra tiesiog animacijos ar žaidimai ar žaidimams modeliai ir didžioji ta naudotojų auditorija tikriausiai yra labiau menininkai. Bet tai nereiškia, kad jos negali būti panaudotos geologiniams ar kažkokiems moksliniams vizualizavimo klausimams, nes iš esmės tai yra 3D programa ir X, Y ir Z yra ir jau tu ten daryk, ką nori. Tai jo, kodėl man ten jų labai prisireikia, tai tos geologinės programos, jos vaizdavimo spalvų prasme dažnai būna labai limituotos. Galim pavaizduoti labai paprastus paprastom vientisom spalvom, kai kada galim uždėti ten izohipsas ar tą vaivorykštę aukščiams atspindėti, parodyti. Kitą kartą gal ir tekstūrą kažkokią šiokią tokią galim užmesti, bet iš esmės nėra labai daug laisvės kažką ten labai prigalvoti. Kai tuo tarpu, sakykime, Blenderį kokiam galim vaizduoti bet kokią materiją ar medžiagą, kas tik mums šauna į galvą, ar nežinau, ar metalai, medžiagos, audiniai, plastikai, kas tik nori, ką tik sugalvojam. O mums kaip geologams, man aktualesnės kitos medžiagos, tai yra ar tai kažkokios uolienos, ar kažkokios kitos natūralios medžiagos, nežinau, vanduo, lava, ar ką tik sugalvosi. Ir plus prie viso to mes dar turim absoliučią laisvę, kame ir kur ir ką vaizduojam. Nes gisinėse tose programose paprastai pats nagų nelabai ir prikiši, nepripaišysi ten, kur panorėjęs, ką panorėjęs. Kai čia šiuo atveju gali pripaišyti, kur panorėjęs ir ką panorėjęs. Ir lygiai atitinkamai tokia pat laisvė yra visom kitom prasmėm, apskritai modelio 3D. Čia aš tiesiog bet ką įdėjau, bet iš esmės
Su modeliu gali elgtis kaip nori irgi ir iškarpyti, ir sukti, ir lankstyti, deformuoti, animuoti, kas tik šauna į galvą. Lygiai taip pat absoliuti laisvė yra su scenos sustatymu, tai yra ką vaizduosi toje scenoje, kaip apšviesi ją, kokiu kampu, animacija dar visa. Tai vien žodžiu labai daug laisvių ir va tas ir yra reikalinga tam kažkokiam įdomesniam vaizdui išgauti. Tai ten parodžiau tokius kažkokius nieko nereiškiančius kleckus, bet iš esmės mums rūpi kaip tą tikrą geologinę informaciją susikelti į tos 3D programas ir ar galima susikelti ir ką ten paskui galim daryti ar negalim daryti. Tai čia jau yra šiek tiek niuansų. Iš esmės galim bet kokią informaciją persikelti į tas 3D programas, tik tai niuansai atsiranda, kaip tą padaryti, kokiais formatais, ką iš ko, per ką ir čia su patirtim, su išmanimu, kokius duomenis turi, nes kuo aiškiau suvoki, kas yra tavo duomenys iki X, Y ir Z, grinai iki žalios lentelės, tuo lengviau jos panaudoti kažkur kitur, ne tose ne geologinėse, o tose meninėse ar kaip vadinti programose. Aš čia toliau turiu parankiojusi tiesiog iš darbinių projektų ir folderių paveiksliukų. Vienam kitam geologinių duomenų tipui pavaizduoti, tai labai gražu gal čia nebus, bet esmę, manau, iliustruos, parodys. Tai pats pagrindinis, aišku, objektas yra paviršiai. Ir su paviršiais iš esmės yra turbūt lengviausias reikalas, nes jeigu turim paviršių kažkokie ten žemėlapių kūrimo programai, tai labai nesunku juos eksportuotis ir tiesiogiai susikelti į tas programas, šiuo atveju į Blenderį. Čia yra pavyzdys iš vieno projekto, žemėlapis yra kristalinio pamato gylių žemėlapis ir jisai paskui jau Blenderyje šitos visi geltoni paveiksliukai, tai Blenderyje turint, iš esmės jau gali su juo elgtis kaip nori, ta prasme spalvinti kaip nori, vaizduoti ar kaip plokščią žemėlapį, ar rodyti jau kaip 3D paviršių, gali išsidirbinėti toliau ir žemėlapio spalvas pakeisti į uolienos spalvas ar tekstūrą. Tai su paviršiais yra vienas lengviausių reikalų klausimų, sudėtinga nėra. Jeigu turim paviršius, tai visai nesudėtinga pasidaryti ir pjūvius arba sluoksnius kaip po 3D, kaip užpildytus pilnus objektus. Čia vienas pavyzdys iš Šveicarijos, iš esmės, ką aš gavau, tai tik šitą krūvelę paviršių, o paskui padarytas pjūvis, tik čia yra iškarpos surankėtos iš darbinių folderio, tai labai gal čia gražiai sąsajos dabar nesimato, bet iš esmės tos paviršius turint, ne problema pasidaryti pjūvius. Čia dar šitas žemės paviršius. Visus šitos objektus turint nesudėtinga juos į krūvą sudėti ir paspalvinti arba uždėti tekstūrą tokią, kokią mums reikia, kokios norisi. Tai šiuo atveju satelitas ir uolienos tekstūra, kuri iš esmės tada gali atspindėti plius minus, kaip ta uoliena atrodo, ar ten šviesi klintis, ar koks ten tamsus molis ar kažkas. Tai ir visą šitą pasidarius, dar prisizūmini, kur reikia, pasinaudoji Photoshop'u, uždedi pavadinimukus ar kažką ir turi iliustraciją. Tai su paviršiais, su pjūviais sudėtinga nėra. Kur jau atsiranda šiek tiek gal daugiau sudėtingumo, tai gręžinių duomenys ir kažkokie kitokie geologiniai modeliai. Aš pačioj pradžioj gal stengdavausi kiek įmanoma maksimumo pasidaryti kažkokiai geologiniai programai, kad man eksportuotis tik jau beveik paruoštą objektą, kurį ten reikėtų tik nuspalvinti iš esmės. Bet tada atsiranda niuansai tokie, kad jeigu kažkas galutinėme variante nelabai tinka ir nori pakeisti, tada turi grįžti vėl atgal į tą gisinę ar kokią programą, reeksportuotis, toks pirmyn atgal.
Tai paskutiniu metu aš išgudrėjau ir dabar, ką aš darau, tai realiai tiesiog elementarų Excel ir CSV failą pasiruošiu taip, kad aš galėčiau jį tiesiogiai tose programose panaudoti ir nusiskaityti, ką man reikia. Tai ir tas pats panašiai su modeliais, čia irgi yra iš Argentinos to paties telkinio, hidrogeologinis modelis, kuris tiksliai parametras aš neatsimenu ir čia yra nufiltruota dalis reikšmių. Bet esmė yra tokia, kad juos galim atvaizduoti tose 3D programuose, galim manipuliuoti tai, kaip jos atrodo, ta prasme spalva, kadangi aš prieinu prie parametrų, prie konkrečių reikšmių, tai jau spalvas aš iš tų parametrų nusistatau, reguliuojas, kaip man patinka. Panašiai ir dar vienas pavyzdys, čia Ambient Noise Tomography modelis. Ir originaliai aš šitą modelį turėjau Leapfrog'e, man atrodo, kažkokiam man nelabai pažįstamam formate. Tai ką mes padarėm, tai aš tiesiog gavau visus duomenis kaip CSV failą, kaip taškus, kaip taškų debesį. Bet esmė yra tokia, kad dar specialiai palikau apačioje lentelės, aišku, jos čia nesimato, bet iš esmės aš turiu visą prieigą prie koordinačių X, Y, Z ir prie visų atributų. Tai ką aš galiu padaryti tose programuose, aš galiu konkretų atributą tiesiogiai pasiimti, normalizuotis ir perskaičiuoti į spalvą, ar, fantazijos vėl reikalas. Bet esmė yra ta, kad aš prieinu prie atributų ir su jais darau, ką noriu. Tai, vizualizacijos prasme, tai labai patogu, nes aš, tiesiogiai prieigą turiu. Su to darau, ką noriu, tai, galiu išfiltruoti kažką, ar paviršių kurti tam tikrose reikšmėse. Ir čia yra galutinės iliustracijos, kurias man reikėjo ten jiems padaryti. Tai aš čia labai greit prašokau, bet ką aš norėjau pasakyti ir parodyti, kad iš esmės galim labai įvairius duomenis tose programose naudoti, vartyti ir su jais daryti, ką norim. Dabar jeigu, ką aš čia toliau turiu jums, pradedant kaskart kokią naują iliustraciją ar kažką, klientai paprastai manęs klausia, tai kokių duomenų tau reikia. Aš tada jiems atgal klausiu, o ką turit? Nes iš esmės kažką sukurti galima iš visiškai nieko, teorinę kažkokią iliustraciją, ir galima kažką padaryti iš labai daug tikslių, tikrų, didelių duomenų. Tai, kaip minėjau, teorinės, čia visos 4 iliustracijos, jos iš esmės yra teorinės. Ir šiuo atveju jau, realiai tokių kaip po tikrų duomenų ir nėra. Tada klausimas, kaip gerai papasakoja man savo idėją, ar kokį skečą nubraižo, ar pavyzdžius susiunčia ir pagal tai mes jau ten kuriam ir darom. Tai vienas pavyzdys, toks eskiziukas buvo gautas ir viskas. Ir čia visas pagrindas ir esmė iliustracija yra. Ir to gana, nes iš esmės čia niekur nėra. Čia kubas, kažkas uždėta, kažkas nuimta, paspalvinom, uždėjom papildomai dar kažkokių spinduliukų ar kažko ir turim iliustraciją. Tai čia labai paprastas ir lengvas. Būna variantų, kada čia irgi teorinė iliustracija, čia nėra konkreti vieta, bet jinai skirta atspindėti labiau tą irgi panašiai tą pačią vietovę, kur tas ličio telkinys yra. Tai šitą marmalynę visą aš labai myliu, ta prasme, kad čia iš esmės yra skaidrė, kuri buvo paruošta man kaip pagrindas darbui. Ir čia nors atrodo kažkoks chaosas, nesąmonė ir betvarkė, bet iš esmės ten susėdo komanda, kiekvienas sudėliojo, kas jam svarbu, kas nesvarbu, kažkokius ten pažymėjo dalykus ar pavyzdžius sudėjo. Ir iš visos šitos marmalynės realiai labai lengva ir paprasta buvo sukurti tai, ko jiems reikėjo. Tai šiuo atveju irgi realių duomenų nėra, viskas teorinio, tai
atsisėstas, padarytas modelis 3D ir tekstūros uždėtos ir viskas. Jeigu eiti prie konkretesnių ir tikresnių geologinių duomenų, tai aš tiesiog turiu paruošusi 2 animacijas. Kai kas matė, tai sorry, pažiūrėsim dar kartą. Tai pažiūrėsim gal tas animacijas ir tada aš trumpai labai bendrais bruožais gal papasakosiu kai kurios niuansus. Pirma animacija tai buvo daryta vėjo jėgainėms daryti geologiniai, geotechniniai tyrimai ir iš esmės tikslas tos animacijos buvo parodyti, pavaizduoti, kiek ir kokių tų tyrimų atlikta ir kas iš to. Tai va, dabar aš noriu animaciją paleisti, prašau man padėti. Ir aš ir nežinau. Ok. Ir dabar tą iš... Jeigu aš dabar nuleisiu. Ne. Nežinau, aš irgi reikia visų. Ant ekrano užsidėti. Ant ekrano, na, kad nereiktų iškelinėti. Kur, nematau ekraną. Kuris? TNV turi būti, važiuok žemiau, buvo paskutinį. Šitas? Ne. Ted Warden Island Wind Farm Zone, or TNW, is located 56 kilometers off the north coast of the Netherlands. Čia tas pastrauks. This wind farm zone covers approximately 120 square kilometers and is almost the size of Amsterdam City. It will accommodate 700 megawatts. Norwegian Geotechnical Institute, together with SAN Geophysics, was contracted by Netherlands Enterprise Agency to develop a quantitative integrated ground model that provides geotechnical design parameters for the complete 3D area. A broad suite of geophysical data were acquired by MMT at TNW. Those include multi-beam echo sounder, side scan sonar, magnetometer, and various forms of seismic reflection data. A total of 106 locations were investigated by Fugro during the geotechnical survey, consisting of 89 locations with pore pressure CPT, 15 locations with seismic CPT, 25 with temperature CPT, 24 with pore pressure dissipation CPT, 50 with vibrocore sampling, 38 with borehole sampling, and 5 locations with geophysical logging. Soil samples taken from the boreholes were tested in laboratory, especially focusing on testing strength and stiffness of the soils. All soil parameters were calibrated to soil unit and CPT tip resistance to scale soil parameters using the results from CPTs. Here you see all 2D seismic lines shot in this area. There are almost 200 of them. We chose to illustrate only 10 of them in this visualization. The seismic reflection data were particularly important for building the geological ground model. It, along with Innomar Sub-Bottom Profiler, included 2D and 3D ultra-high resolution seismic data using a Sparker source. Used in conjunction, these data provide extremely high resolution imagery of the top few meters important for cable design and installation, and lower resolution imagery of the top 150 meters below seafloor, critical for foundation design. A series of 6 principal seismic facies boundaries were interpreted, each linked to a major geological event. These were subsequently subdivided into a series of subfacies that capture the geotechnical features within each of the units. Geophysical, geotechnical, and biostratigraphic data led us to systematically develop the geological ground model for the study area. A sequence of 6 main geological units is defined. Pre-Elsterian is consisting of Yarmouth Roads Formation sediments deposited in a deltaic environment. The unit consists mainly of dense sands with small clay layers and pockets embedded. Elsterian. Ice advance across the study area during the Elsterian eroded into the upper parts of the Yarmouth Roads Formation, planing off the upper surface and carving a series of deep tunnel valleys aligned approximately north to south. The unit consists mainly of relatively fine-grained sediments in form of clay or silty sands. Holstein.
and early Salian. After the retreat of the Elsterian ice sheet, sea level fluctuations created an unconformity that truncates the Topographic formation sediments infilling the tunnel valleys, above which sits a sequence of open marine sediments from the Ekman Ground Formation. The unit consists of silty sand with some clay pockets. Mid to late Salian. Ice advance across the study area as part of the Salian glacial complex created erosional surface, with multiple lineations and a large glacial trough that covers the western third of the study area. The unit consists mainly of medium dense to dense sands. Eemian and early white Sealing. After the retreat of the Salian ice mass, a series of sea level oscillations punctuated the Eemian and early white Sealing, resulting in two interpretable marine transgressive surfaces in the study area. The unit forms an interlayered sequence of sands and clays. Holocene. While the white Sealing maximal ice limit did not reach the study area, the associated sea level fall and subsequent rise in the early Holocene created a marine transgressive surface with a complex system of channels filled with sediments. The units consist of very loose sands. NGI together with sand geophysics developed a quantitative integrated ground model. Synthetic CPT data were predicted using genetic algorithm for acoustic impedance inversion and artificial neural network for prediction of the CPT parameters using the seismic data and the geotechnical data as an input. When applying this combined inversion and machine learning workflow, comparison against blind trial shows excellent results, demonstrating the ability of the joint genetic algorithm and artificial neural network workflow to capture both large and small scale structures. The quantitative integrated ground model consists of the geotechnical design parameters for the entire 3D volume using the synthetic CPT prediction together with the geotechnical interpretation. The model allows the foundation designer to perform cost-optimized foundation design at any location within the wind farm zone. This ground model and methodologies behind it is a major step forward to continuous focus on decreasing the cost of energy and helping offshore wind energy in its continuous growth. Tai va taip. Dabar jeigu... Jesus, nematau. Ką aš išjungiau? Animaciją išjungiau, ne? Jo. Kaip aš sakau? Viską valdyk per kompą. Ne, nu. Ne, jisai extension. Tai extension reikia nesuliuoti. Tai va, animacija buvo tokia. Dabar trumpai čiut atskleisiu iš ko ir kaip jinai padaryta. Čia duomenys, iš kurių viskas gimė. Aš vis dar nepaliauju girti Norvegijos geotechnikos instituto dėl to, kokie gražūs, tvarkingi ir teisingai, tvarkingai tarpusavy susiję duomenys buvo pateikti. Absoliučiai viskas atitiko vienas kitą, paviršiai, gręžiniai, paviršius, slogai vietoj, kernas vietoj. Tai šita prasme labai faina dirbti buvo, duomenys tvarkingi ir viskas, kaip matot, skaitmeninio. Ir iš esmės standartinis turbūt paketas paviršiai, gręžiniai, ataskaitos. Ir kaip minėjau, paviršiai vienas pagrindinių ir paprasčiausių objektų, tai čia tiesiog porą pavyzdžių, tai juos susikelti ir naudoti ir toliau kažką su jais daryti Blenderyje jokių problemų nebuvo. Spalvos yra random, tiesiog atsitiktinės bet kokios spalvos čia šito atveju ir viršui kairė yra tie patys paviršiai tik tai Blenderyje, apačioje jau ką aš galėjau iš jų pasidaryti, tai susikurti sluoksnius, tos kaip po 3D objektus pilna vidurius. Čia yra tie patys sluoksniai, tik tai tiek, kad išskleista, kad geriau matytus. O kai turim tos sluoksnius, jos tada jau tekstūrą uždėti ir spalvinti ne problema. Šiuo atveju kažkokių labai didelių skirtumų litologijoje, ta prasme spalvos ir tekstūros prasme nebuvo, tai nieko čia labai įspūdingo, nuostabaus nėra. Ką? Smėlis. Ai, galvo sako Lina.
Paskui kiti duomenys, ten kokie seismika ar kažkas, tai aš čia irgi labai paprastai padariau, tiesiog per Open Detectą eksportavausi tokiu formatu, kad man būtų patogu juos kažkaip patvarkyti, nu šiuo atveju va, tas tekstų iš esmės dydį ir spalvą pakoreguoti, bet visa esmė, pats pjūvis, patys duomenys, tai lieka tie patys ir kadangi viskas yra nu, vis tiek su koordinatėm, tai ne problema tuos paskui pataisytus, patvarkytus pjūvius susidėti atgal į vietą į koordinates ir lygiai tas pats su to CPT modeliu. Irgi sekva jums gauti duomenys ir per Open Detectą pasiruoštą Blenderį. Ir nu, paskui jau, kai turi visus pasiruošęs dalykus reikalingus, paviršius, jūros paviršių ar seismiką, ar dar kažką, man atrodo, čia dar jo, ir grėžiniai. Tai tiesiog lieka klausimas, kaip ką po ko rodyti, nes iš esmės čia prikurta nieko nėra. Čia yra lygiai tie patys duomenys, tiesiog jie kitaip pavaizduoti, kitaip parodyti ir kitaip nuspalvinti. Tai gimė tokia šito animacija ir iliustracijos dar papildančios. O balsas iš kur? Obviously, Ajajus jo. Jo. Bet čia prieš porą metų daryta, dabar turbūt būtų jau gražesnis, fainesnis. O viską aprašinėjo, tai paprasme, tu padarai vizualizacijas, bet visi tie specialistai viską aprašinėjo ir darė, nu, ta prasme, tu kažkokias įžvalgas davai. Apie duomenų interpretaciją. Ne, patys duomenys ir visos interpretacijos, tai aš gavau, aišku, aš pati neišradinėjau nieko. Tai žodžiu, tu sudėti viską į vieną bendrą krūvą ir padarai taip, kad būtų visiems aiškus. Nu, tikiuosi. Man nėra taip, kad tu darai ir po to kažką atrandi ir jiem tada sakai, bet žinokit, aš pastebėjau, kad čia jūsų interpretacija nelabai tiksli. Aš dabar kitą parodysiu animaciją. Sorry. Kita animacija, jo, apie falūną. Čia užduotis ir pagrindinis tikslas buvo iš esmės paaiškinti, kodėl turim litologiją tokią, kokią turim ir ten, kur turim, ir kodėl turim telkinius, vario, man atrodo, vario čia buvo esmė, kodėl telkinius turim ten, kur turim. Tai kitaip sakant, iš esmės reikėjo pavaizduoti geologinę evoliuciją. Ir dabar aš vėl noriu pasileisti animaciją. Čia kas žiūri mūsų online, durneliai. Prisipažinai. Šičia. Jo, pas juos. Tik čia reikės skaityti, niekas nepasakos tai.
Muzika tavo. Irgi jo. Kur čia ir čia. Tai dabar irgi trumpai ir greitai apie tai, kaip ir iš ko šita animacija gimė. Gal aš iškart parodysiu pagrindinius duomenis. Čia yra pagrindiniai duomenys naudoti šitą animaciją. Nu gerai, dar va šita schema. Tai čia yra toks absoliutus kontrastas prieš tai rodyti animaciją ir duomenims, iš kurių ana animacija gimė. Tai buvo visas kalnas krūvas skaitmeninių duomenų. Šiuo atveju aš neperdedu, čia yra visa esmė, visas pagrindas, ant kurio padaryta šitą animaciją, nes nieko skaitmeninio jie neturėjo ir gal papildomai vieną kitą gal kažkokį žemėlapiuką ar pjūviuką turėjo, bet esmė, kad vis tiek viskas susiję į tos pačius pjūvius ir žemėlapį. O dėl evoliucijos, tai nu va toks irgi jų pabraižytas skaičiukas, kas po ko kaip turėtų eiti. Tai šiuo atveju, kai čia klausia, ar pati kažką darau, nori, nenori, teko rankytėm savo galvytę ar pasidaryti iš esmės visą modelį. Aišku, čia kažkokių ten super gilių, tikslių dalykų nėra ir nėra prasmės jų
tiksliai viską žiūrėti. Esmė buvo ta, kad mano tikslas buvo, kad atitiktų modelis ir sluoksniai žemėlapį ir pjūvius ir viskas. Tai va, taip šitas paviršiai susikurti ir tada vėl ta pati dainelė, turiu paviršius, pasidarau sluoksnius, kitus elementus, kaip šitos lūžių plokštumas susidėjau. Šiuo atveju reikėjo dar animuotis visą modelį, tai va čia yra labai didelis šitų negeologinių programų pliusas, kad gali tą patį modelį lankstyti, išlankstyti, sulankstyti, kaip nori ir visą tai animuoti. Tai viską man reikėjo išraukšlioti ir išlaužyti atgal, susianimuoti tą modelį, susikurti krūvą tekstūrų, kaip prieš tai rodytoj animacija, kaip minėjau, nieko įspūdingo, ypatingo ir beveik viskas vienodai ir panašu. Tai šiuo atveju, jeigu atkreipė dėmesį, visi sluoksniai labai skirtingi ir kiekvienam reikėjo ten jau specialią tekstūrą paruošti ir dar šitie aplinkos skirtingos, joms dar visas tekstūrų paketas krūva. Tai ir jo, visus šitos elementus pasiruošus, vėl dainelė ta pati, viskas susidedam į krūvą ir klausimas tada, kaip ką po ko rodom, animuojam. Ir va tiek. Taip paprasta tiek iš esmės turėjau pasiruošus. Man va smalsu, kaip įsivaizduojat, kiek trunka animaciją padaryti? Žinau, šitą tai gal kokius metus, nors atrodo per ilgai, nes jau atsibos galėtų. Tikrai mėnesiais. Jo, mėnesiais, kelis mėnesius. Tai aš čia tiesiog labai greitai tai paviršium kažką parodžiau, papasakau, bet iš esmės niuansų yra ir užsitrunka kelis mėnesius padaryti. Tai... Čia gal kokius duomenys susižiūrė, kokius duomenys? Jo, labai priklauso kokie duomenys, nes, aš čia tik porą parodžiau, jei kažkas norės, galėsim paskaitos, dar turiu animacijų. Tai labai skirtingi būna, labai skirtingos situacijos duomenų kokybės prasme, ar jie skaitmeniniai, ar jie ten vos neskenuota, šviesta, kokia rankom braižyta. Jo, labai skiriasi. Paskui kitas klausimas, iš anos pusės, kiek išmanantis iš tikrųjų bendrauja su manim, nes kitą kartą, nors ir yra geologai komandai, kurie realiai viską išmano, bet atsiranda kokia dizainerė, pavadinkim, kuri savo nuomonę nori pareikšti. Niuansų labai daug ir labai skirtingos temos. Tai čia parodžiau kelias, jų yra daug. Jei kažkam smalsu, pažiūrėkit puslapį mano arba susiraskit pagal vardą kokiuose soctinkluose. Tai va, ačiū. Kas klausot? Aš tai tiesiog gražavau, man čia net liūdna. Aš įsivaizduoju, kad čia toks, kai kam gal, ką nespėju, nesuprantu, bet aš įsivaizduoju, kad čia labai visokių žmonių bus ir žinau, kai kam įdomu softas, kažkam gal tas softas visiškai neįdomu, o pažiūrėt faina, tai pridėliojau visko po truputį ir... Na, žinai, visiškai nerėsta tema, tai natūralu, kad... Čia, jeigu giliau eiti, tai čia labai daug. Aš absoliučiai nieko nerodžiau, nepasakau apie konkrečiai, kaip kažką kurti, daryti, to prasme, o įsiimportuojam paviršių, čia darom tą, čia dalykai. Jo, techniniai. Jeigu tu kažkada turėtum dėstyti šiuolaikinės technologijos naujovės ir vizualizaciją, Midjourney. Tai įsirašykite savo, mes open. Tai kolegos, mes iš vyresniosios čia vienas kitas esam kartos, tai mes darėm savo geologinius pirmuosius darbus studijų metais, tai mūsų profesoriai, senieji profesoriai, taip mokydamos. Jeigu žemėlapis yra gražus, tai jis yra teisingas. O mes... Ir bus dar taip. Mes juos darydavom pieštukais. Kas yra pieštukas, žinai? Dalodom pieštukais. Bet toliau skaituoti. Tai dabar, jeigu mūsų profesoriai pamatytų jūsų modelius, tai jie šokiruoti. Nešokas. Dvasinis, psichinis šokas. Taip? Tai čia yra viskas teisingai. Taip?
biškai pridursiu kolegą Joną, kaip minėjau. Kaip pas mus darė, sakykime, pjūvius, jau buvo vienas kitas kompiuteris, vienas kitas mokėjo kažką tai padaryti. Ir per gynimą vienas profesorius paklausė, tai ką tu padarėjai? Nu tai va pjūvis. Tai pjūvį kompas nubraidžia. Tai čia irgi sumetus tos duomenys to nepadarys. Bet buvo ir kitų atvejų. Vieni, kurie bakalaurai, bakalauro visi atsimenu. Iš tipo neopenditeko, bet kažkokiu kitus sėsinius softų. Atnešė pjūvį, gražus jis, wow, sakau, nieko nepadarė, jis sako, žiūrėk, kiek padarė pjūvį. Ir jau paskui atsirado nauja kategorija, sako, čia šitas pjūvis kompiuteriu sudarytas. Tada jau atsirado naujas. Kompiuteris jau sudarė. Kokybė, iš kiekybės į kokybę pagal tos dialektikos dėsnius. Diplominis kompas surinktas. Čia tai šokas iš viso kompiuteris. Tekstas ne mašinėlė. Aš turiu klausimą. Taip. Kaip manai, ar tu sugebėtum ir kiek laiko užtruktų padaryti visos Lietuvos geologinį žemėlapį 3D, kurį dar galėtum slaisinti per visą Lietuvą? Aš noriu kažkokią dalį pažiūrėti, vidurio Lietuvos. Tai tipo, kiek trukčiau sukelti tos duomenys, kurie jau kažkur egzistuoja? Dar pervesti juos iš vienos. Bet kaip manai, ar apskritai būtų įmanoma padaryti būtent prie kvarterą, dar plius sluoksnis, bet tu, kad galėtum slaisinti prasme per Lietuvą važinėti. Aš apie slaisinimo šitą dalį, tai nežinau, nes čia reikėtų kažko, kas išmano, kaip tą interaktyvų dalyką padaryti. Čia aš to tai nedarau. Aš pati paslaisinti ir įanimuoti tai galiu, bet kad tu pati interaktyviai, čia turbūt nesudėtinga, bet reikia kas išmano. Šiaip aš buvau animaciją padarius apie vakarų Lietuvos geologiją. Tai buvo pati pirmoji mano animacija. Nes aš ten į šitos duomenys 100 metų žiūrėjau ir galvoju, ko nepažaistant jų. Kaip čia tai kvarterijai paaiškiai? Jo. Tik tiek, kad ten buvo pati pirma, tai yra tokių kliurkyčių, gal kur man dabar žiūrint toks, gal kodėl aš tai padariau, bet... Šiaip tai čia labai geras sumanymas, kolegos. Iš tiesų, reiškia, visos Lietuvos prie kvarterų stratonai yra erdviškai kartografuoti, atskirai kiekvienas stratonas. Nežinau, slytos lygmenyje, reiškia. Visi prie kvarterų yra padaryti, tarnybos darbus atskirai. Duomenys gali daryti. Slytis yra padarytas darbas, reiškia, tai yra ataskaitos numetas. Tai visi jie erdviškai, tai juos galima, taip sakant, tą piragą, reiškia, sudėti, judantį piragą, reiškia, ne? Būtų ką pagal tą, kokie duomenys yra taip. Kvarteras yra irgi visiškai neblogai padarytas, kadangi, bet jis kvarteras yra, reiškia, pjūviais, reiškia, tai Astos Justienės darbas, kurį, reiškia, padarė daugybę pjūvių. Kas dirbate su kvarteru, reiškia, praktiškai, kai turbūt naudojate tos duomenys, nes kada, reiškia, grežniai grėžė, tai pasižiūrė grežnimuosius pjūvius. Iš karto gauna jau indikaciją, kas grafinė genetinė interpretacija. Tai jau tas labai paprasta. Tai pjūviai, reiškia. Visi vienodai stratifikuoti, reiškia, ta prasme, sukoreliuoti. Tai turbūt iš pjūvių irgi galima, taip sakant, padaryti. Aš kaip sakau, yra viską manoma padaryti. Tik laikas jo, kiek trūksim. Kiek laiko trūktų Lietuvos visos padaryti? Tai aš nežinau, kokios tos kokybės duomenys, ką mes ten turim. Tai kad tik susidėlio kompiuterų, kas ir žiūrėk. Jeigu yra padaryti pjūvis, tai kam nežinau. Kažką dar čia du klausimai. Jie yra labai ant popierio, bet kaip tu, tarkim, kažkada gal ateityje bus taip, kad mes turėsim 3D Lietuvos visą modelį, pasižymėsim kažkokį plotą ir galės tą kubą išpjauti ir mes tada pažiūrėsim, kas yra toj teritorijai. Tai aš įsivaizduoju, kad tai bet tai dar jau suvienodinti. Bet aš tik tikiu, kad... Tai čia tik darymo būdu. Kažkas vaima ir daro ir viskas. Išsiaiškinsit ir kuo padaryti ir... 3 milijonai. Aš matau. Ne taip, kas kaip menininkas. Bet aš žinau visas duomenys. Kas yra tavo
šių projektų užsakomai? Ar yra kažkokia grupė žmonių? Belekas. Jo. Tai užsakovai tai nuo mokslininkų. Taigi žemėlapį rodė. Na tai kai kur? Nerasiu. O kas yra didžiausi konkurentai? Grafikos dizaineriai yra? Nėra konkurentai. Dizaineris ką jis galvoja supras. Nu, bet kai kur Bandau pirmą. nebaisiai reikia. Norėjau pirmą skaidrą praeiti, bet labai ilgai. Tai užsakovai labai įvairiai. Nuo mokslininkų, nuo tokių, kurie padėk, neturim pinigėlių ir padedu. Kaulė sakomas, surinkit, sumeskit mano video pinigų, tada aš galėsiu pasamdyti jaunus, talentingus geologus, kurie man padės sudaryti už tos video. Iki mokslininkų, kurie kažkokiuose projektuose ar kažkur dirba ir... Kažkokiu platformai tu esi vis tiek, kad LinkedIn'e. LinkedIn'e, jo. Ir ar įmonės įvairios. Kas kaip susiranda? Iš esmės per LinkedIn'ą. Paskutinė nesavivaldybė, bet kokia dar buvo užsakovas, kur animaciją rodėt? Ne, Alicanto Minerals tiesiog kompanija. Tiesiog. Prastai dar skaitmeninė? Kuria? Nu, kur Švedija ten ar kas? Nu, Švedija, tai ten nieko nedavė skaitmeninį, ten 2 pjūvius davė ir viskas. Bet čia nesavivaldybė. Ne. Prieš tai, šitas, tai čia Nyderlandų, kaip jie ten, net nežinau kaip lietuviškai verčias, Netherlands Enterprise Agency, tai ten jau valstybinis kažkoks reikalas. Bet jie ten kartu tos tyrimus darė su Norvegijos geotechnikos institutu, su St. Geophysics, kas, kame, kiek ten ko darė, tai aš nesigilinau, man nelabai rūpi, bet Bet iš esmės jūs esate dizainerė su tinkamomis geologinėmis žiniomis. Geodizainerė. Taip, čia ir yra. Bet jūsų nebūna kokios nors tokios, reiškia, pagundos, kad jums užsakymą duos Baltas Disnėjus, reiškia, Ne, aš piešti nemoku. Piešti nemoku, neduosiu. Žemės evoliucijos filmas. Ne, tai tų 3D modeliuotojų ir piešėjų tai yra Tai aš nei noriu, nei bandau ten lysti į jų erdvę. Lina, tau reikia gilintis į tos geologinius procesus, pavyzdžiui, kai darai, kad suprasti. Tenka, jo. Ir ypač tada, kai sritis yra, ne mano sritis, kažkokia, kur kažkada universitete mokiausi, bet, o ką. Ir tenka atsiminti, ar kažkokia, nežinau, pasigūglinti knygą atsiversti, Vida, tu ten modeliuoji visus klausimus geologinius žemėlapius, darai sudėliojus, ten skundai, raukšai, ir atrandi kokį naują geologinį reiškinį. Nors dar neaprašyta mokslo reiškia kokį nors. Dar nepasisekė, bet... Aš daug programų paklausiau, ten minėjai kažkaip per biologinės programos, tokio prasto funkcionalumo. Ne funkcionalumo, vizualizacinės galimybės. Tai dabar sakau, Blenderis, šitas Global Mappers yra pagrindinė, bet... Global Mappers? Pavyzdžiui, su ar visais lyginai? Ne? 3D analistai, visi kita, pavyzdžiui, dirba pakankamai. Ne, tai ta prasme, tai jie kurti tai gali. Ir aš Minijos naftui kiekvieną dieną su Petreliu dirbau, kur ten ir modelius, ir ką tik nori darai. Bet, ir aišku, jie kažkokį vaizdą rezultatą duoda. Ta prasme, aš nesiginčiu, kad ten yra, nesąmonė, ir nenaudokim. Bet jeigu tu nori padaryti kažką, kaip aš darau, tipo, čia uoliena, čia nublendinsim, čia kažkokią spalvą pakeisim, padarysim, tai tada atsiduri, kad atsiremi į tai, kad jos negali tiek padaryti. O dabar tas dirbtinas intelektas, pavyzdžiui, Midjourney, tai tu naudoji, pavyzdžiui, Midjourney kaip kokį pagrindą savo tolimesniam darbui. Nes Midjourney nusipirka. Midjourney bent kol kas durnelis dar rimtesniuose dalykuose. Ir tarkim, turėjau vieną tokį pokalbį su klientė ir jie norėjo iliustracijų, sakė, mes turim dizainerį, bet jis kažkaip mums nepadaro, ko mums reikia. Ir rodė paveiksliuką tą, realiai toks schematinis, gana paprastas paveiksliukas. Tai sako, mes čia tokį jis mums padarė, paskui mes norėjom, kad jis gražesnį padarytų, tai tokį padarė ir aš žiūriu, toks pilnas, visko, ten, ir sluoksnį, ir vis.
bet kodėl galvoju, jis tiek gerai padarė, bet esmės neparodė. Nes ten buvo kažkoks reikalas, ten požeminės saugyklas ar kažką norėjo vaizduoti ir jau ten tiek fainai nupiešta padaryta, bet esmė kažkodėl praleista ar kažkaip Ir paskui man dašilo, kad čia realiai AI jums padarytas paveiksliukas, nes tada atpažinau, kad stilius, vis tiek visi mato tą stilių, jo, tai galvoju, okei, dėl to dizainas. Jo. Bet dar kokie 50 metų, turbūt, Gali būt. Nežinau, gali būt, jo. Ar bet užklausas teisingai parašyti? O kaip čia pažiūrėti į kažką klausimus ar ką? Čia? Čia? Gerai. Ne, nieko nematau. Išėjo. Labai gerai. Šaunuolė, Lina. Ačiū. Mes jumis didžiuojame. Aš savimi irgi. Tai gerai, tada labai ačiū, Lina. Tiesiog tikrai jūs viršijote mūsų lūkesčius, bent jau man asmeniškai. Ir dabar reikia galvoti, kaip jūs teisingai pritaikyti prie Lietuvos geologijos. Paruoškit duomenis pirmą. Fundingo. Kiek dabar eilėje jūsų užsakymų yra? Žiūrint, kiek pinigų pats. Padiskutuosim. Bet šitas geras duomenis, suvienodin kvarterą. Pradėkime nuo kvarteto. Gerai, tai kolegos, tada mūsų klubas, reiškia, pirmą dalis jau pilnai išpildyta, diskusijos, tai padiskutavom jau neblogai, gal aš tik porą tokių, reiškia, paminėsiu porą dalykų, reiškia, tokių, tai kas liečia mūsų veiklą, mūsų geologų klubą, mūsų geologinę bendruomenę, tai toksai dalykas artėja, tai žymios geologijos Valerijos Čiupulytės atminimas 120 metų bus vasario 23 dieną. Kas ją pažinojo? Taip iš tolo. Bet jinai irgi, reiškia, piešdavo žemėlapius. Tai yra, reiškia, Nindelis, Trysas Liurmas. Tai irgi tokie žemėlapiai. Tai bus jos minėjimas vasario 23 dieną. Aš irgi asmeniškai nepažinojau, tik jau darbą žinojau, kaip viskas. Čia bus gamtos tyrimų centre atminimų vakarėlis, tikrai nerandam tas atminimus papasakos. Paskui dabar tokių reiškia istorijų, su kuriamis pastaruoju metu susidūrė, pastarosiom metu nesusidūrėm. Tai esate girdėję apie Skarabėjaus projektą? Girdėtas. Skarabėjaus projektas, tai Vidinučio Juozapavičiaus įmonės Magmos sukurtas prietaisas Skarabėjus, kuris prisipildo savyje, reiškia, sapropelio, eina ir dozuotai, reiškia, įsodina į žemę, į gruntą, į smėlį kartu su tam tikra sėkla ar kažkokiu tai blenėliu. Tai pritaikytas dirbti dykumoje. Tai dabar tas projektas baigiama eilinė pabaiga ir dabar naso dykumoje, Almerijoje, Ispanijoje, jau, reiškia, jie nuėmė 2 derlius, reiškia, sodindami soją, sodindami kopūstus, sodindami svogūnus ir dabar atvažiuoja, nuims jau paskutinį derlių šitų derlių. Taigi su to projektu su Skarabėjom, naudojant sapropelį, baltišką, lietuviškai galima sakyti, reiškia, užaugo milžiniškas derlius dykumoje. Svogūnai buvo 15 cm diametro, po pusę metro apimties, tai reiškia, parduotuvės vietinės jų nepriėmė, nes maždaug, reiškia, didelį batalinį. Tai dabar 25. Sausio 25 dieną bus telekonferencija, kada bus pristatyti visi tie šito projekto rezultatai. Skarabėjus, reiškia, pritaikytas dykumoje. Ir reiškia, atsiveria perspektyva mūsų sapropelį panaudoti, suteikiant gyvastį
dykumos. Taip. Klausimas, ar kas nors pradėjo gyventi geriau dėl to, kad dykumoje išaugino maistą ir kur tas maistas nukeliavo? Gal genetiniame aspekte yra įdomu. Gal vadą galite matyti. Tai tos konferencijos metu prisijunkite ir mes tos dalykus įsiaiškinsime. Ir jūs vienas, kurie augino, tai uždarbytų? Tai kurie užsiaugino, bet tos daržovės užaugintos, gavosi 5 kartus pigiau, negu kad užauginti jas reikėtų normaliomis sąnaudomis, tomis geografinėmis aplinkybėmis. Tai, kaip ten nebūtų. Tai nėra labai čia geologinis projektas, bet aišku, mums projektas Agropelis, kurio mes turim labai daug ir gausiai, ir švaraus, ir geros kokybės, gali būti, tokia žaliava apsirūpinti maistus įspręsti, maisto trūkumo problemą. Tai va, kaip pasižiūrėkite, bus išsiųsta visiems šitą žinutę, bus ir šitais kanalais. Tada kita tokia įdomi alternatyva, kita peripėtė, sakyčiau, ar esate girdėję apie kontinentinių kopų atvėrimą Dzūkijos nacionaliniame parke? Taip. Natūrali projektas. Natūrali. Kas girdėjote? Kad kažkokį plotą, kur atidengia visiškai, kad žiūrėtų, kaip migruoja. 3 plotus atvėrė, iškirtas miškas Dzūkijos nacionaliniam parke, kad reiškia atkurti kopas. Aš tai manau, kad šių kopų nereikia atkurti, jos, kadangi kaip kopos kokios yra, jos gali būti vizualizuotos, tik tai labai neblogai, Vydas gerą modelį padarė vizualizacijos, ten programinių kopų įspėjimai yra. Tai sumanymas yra, čia yra paįvairinti biologinę įvairovę. Nes Dzūkijos miškai yra miškai, viskas tas pats vienoda, miškas, pušys. Ir dabar jie, taip sakant, bando atkurti, kad kopos pradėtų judėti. Miškas iškirstas, prie Marcinkonių 20 hektarų beveik plotas iškirstas yra. Plynas kirtimas, bet sumanymas yra, kad pradėtų kopos judėti. Palaukit, manęs paklausė to klausimo, tai aš aišku atsakiau, kad būtų įdomu pamatyti smėlynus. Bet palaukit, ar smėlynus mes galim dabar išjudinti, sukelti judėjimą? Gerai, atversime, bet ar tai įmanoma drėgmės pertekliaus krašte? Aš tai sunkiai, taip sakant, įsivaizduoju, kad būtų galima dabar atkurti poledynmečio klimatą. Kas prasmė to? Ta prasme, įsivyruojus ekosistemą mes sujaukiam, padarom smėlio karjerą atvirą kažkokią tai. Niekas neapės. Ta prasme, atvirą smėlyną, kurį pusto. Ir atsiranda daugiau kitokios biologinė įvairovė. Tenai trakšliai kažkokie atsiranda vabalėliai, tenai bitės, kurios gyvena smėlyje, vapsvos kažkokios, skruzdėlės kažkokios. Biologinė įvairovė pakinta. Čia toks biologinės įvairovės žaidimas su biologinė įvairovė. O jeigu į kitą mišką nupūs viską? Išriškite, prašau, šitą klausimą. Ne, aš tai manau, kad man asmeninė nuomonė, kad čia skemas yra, nes šiaip tai buvo įdomu, aš skaičiau šitą naujieną jau prieš geologų dieną. Ir esmė, kad ten labai daug specialistų prie šito dirba, bet niekur nebuvo tiesiog įtrauktas joks geologas, kur labai keista, nes tai kalba apie kopas, kas vis tiek čia yra geologiniai procesai. Tai čia nuskamba kaip... Kreipėsi vis konkrečiai mane, sako, kokia jūsų nuomonės, nes, visuomenės puolimas radosi, miškas iškirstas, Nikšių šilelis, vaizdas, visi dzūkai nusigandę, sako, dabar užpustis mus vėl, kaip kažkada tai buvo ir panašiai, visokiausios interpretacijos. Tai dabar, kaip sako, geologai žiūri, aš sakau, taip, įdomu būtų pamatyti kopas, kad jos būtų smėlio kalnai, bet ar klimatą jūs atkursite? Klimatą, poledynmečio, kai tos kopos formavosi, kai buvo sausa, šalta, nebuvo akmenijos, vėjas nešiojo smiltis, pieskas ir formavosi kopos. Dabar tik tai kreipiasi mūsų patarimo, ar tai yra vėlu. Kokių įdomybių vyksta mūsų krašte. Tai dabar sujungiant tą dalyką, savų dalykus, ką sakau, mūsų kolegos lietuviai, dykumoje sodina augalus, bando didinti dykumą, kiti atveria dykumą Lietuvoje ir po kurio laiko turbūt tam skarbėjų reikės Dzūkijoje sodinti. Grįžtant gali į Lietuvą. Stumbrai ir dar
skirtinga, universitetas ruošiasi pastatyti Dzūkijos nacionaliniam parke. Tai reiškia, kadangi vėlgi, reiškia, biologinė įvairovė valdo viską. Reiškia, kadangi augmenija dabar šiuo metu CO2 pertekliuje taip auga, reiškia, kad viskas užžyna krūmais, upių slėniai užauga, mūsų atsimena jaunystės laikais prie grūdos. Pavartelė plauki, karvės dar besigaunančios eina greičiau, slėnių ir graužia viską, nugraužia. Ir tai reiškia sukuria tą, tokį biotopą, kad veistųsi ten, reiškia, paukščiai panašūs pievų gyventojai. Tai dabar to nebėra, karvė yra visose atsakomyse tik tai viena, reiškia, privati. Tai dabar parkas, reiškia, perka, turbūt planuoja pirkti galvijų bandą. Ir tie galvijai turi nusipirkti, tai reiškia, dar stato ir skerdyklą. O po to sakysi, CO2 ir metano per daug. Tada bus kitos problemos, reikės tokius projektus išpildyti. Lina mus stebina savo fantaziją, bet ir mūsų aplinkoje tikrai reiškia daug fantazijos nestokojančių žmonių. Reikėtų pamodeliuoti Linos, paprašyti pagalbos, kas bus. Karvė. Kaip ten tą padarys, o kaip tai atrodys. Čia pavėliai, kokios turime jos duoti. Nežinau dabar, kokių dabar temų artimiausių metų turėsime, kol kas dar neturiu, yra Donatas pasiūlęs, bet tik turbūt kovo mėnesiui, tada vasario mėnesį nežinau, mes susitiksime. Kol kas dar neturiu tokio pranešimo, bet sekite savo visus informacinius kanalus, laukite žinių. Ačiū. Gerai, dar kartą dėkojam Linai.